Sveikinu visus susirinkusius į antrąjį Latga autorių namų virtuvės renginį. Renginį vesiu aš, Latga narė, Latga tarybos narė, rašytoja Birutė Jonuškaitė. Ir dabar pakviesime dramos kūrinių poskyrio vadovę Eveliną Narvičienę. Ji jums pristatys tam tikrą naujovę. Kviečiame. Labadiena, tai iš tikrųjų esu labai laiminga šiandien galėdama pristatyti karščiausią Latga naujieną, tai yra Latga išmaninė programėlė. Ji veikia tiek Android, tiek iOS operacinėse sistemose, tai jeigu dar neturite šios programėlės, tikrai kviečiu ją prasisiųsti, o jeigu ją jau turite ir galbūt jau ir naudojate, tai tikiuosi, kad šiandien pristatytos naujovės jums leis dar geriau ją įvaldyti ir kuo funkcionaliau išnaudoti. Bet prieš pradedant kviečiu pažiūrėti vaizdo klipą, kuris pristatys šią programėlę. Prisijunkite prie Latga programėlės. Registruokite kūrinius. Peržiūrėkite kūrinius. Sužinokite, kiek uždirbote. Analizuokite duomenis. Turite mums klausimų? Parašykite. Sulaukite pagalbos. Atsisiųskite jau dabar. Šią programėlę jau kiek anksčiau pristatėme muzikos kūrinio autoriams, jiems jį veikia pilnai funkcionaliai ir šiandien džiaugiuosi galėdama pristatyti, kad ir dramos kūrinių autoriai pagaliau jie gali naudotis visomis prasmėmis, tai ne tik pamatyti išmokėto autorinio atlyginimo ataskaitas, ką jau buvo galima padaryti anksčiau, bet ir registruoti kūrinius. Tai yra labai funkcionalu, patogu, tikriausiai visi naudojasi išmanaisiais telefonais ir tai galima padaryti iš bet kokios vietos, bet kokiu momentu, tai tikrai tai yra didelis ir autoriui palengvinimas ir, manau, ir mums darbuotojams lengviau susisiekti su autorium programėlės pagalba. Tai dabar šiek tiek pabandysiu parodyti, kaip atrodo ta programėlė ir kaip jinai veikia. Tai kaip matote viršuje, čia yra bendras programėlės langas, viršuje mes matome 4 ikonas, tai mūsų 4 sritis, kol kas muzika, drama, knygos ir audiovizualiniai kūriniai, kol kas veikianti yra tik muzikos dalis, bet šiandieną aš kalbu apie dramos kūrinių autoriams sukurtą prieigą, tai pasirinkau dramos, jeigu esate dramos kūrinio autorius, jūs renkatės dramos ikonėlę. Ir čia matote mūsų sukurtų autorių, sukurtų registracijų pavyzdį, kaip atrodo užregistruoti kūriniai, kaip jūs juos galite matyti. Na ir jeigu norite patys užregistruoti savo sukurtą dramos kūrinį, tai tiesiog spaudžiate pliusą. Ir kaip žinote, dramos kūrinių tipų yra labai daug, taigi jūs turite pirmiausia pasirinkti, kokį jūs dramos kūrinį norite registruoti, ar tai yra pjesė, ar, pavyzdžiui, pjesės vertimas, režisūra, scenografija, kostiumus ir panašiai. Taigi dabar kartu pabandysime vieną registraciją, na, sakykime, pjesė, tai yra toks dažniausias kūrinio registravimas, tai pasirinkus kūrinio tipą, jūsų prašo nurodyti kūrinių naudotoją, tai yra kokiame teatre bus statomas tas kūrinys, jeigu dar nėra aišku, jeigu, pavyzdžiui, jūs registruojate tik tai kūrinį, kuris dar tik vėliau bus įdarbintas, tai čia galite nieko nerašyti. Spektaklio pavadinimas, tai arba įrašote spektaklio pavadinimą, jeigu tai yra aišku, kokiame spektaklyje bus naudojamas tas kūrinys, arba kūrinio pavadinimą. Pasirenkate žanrą, ar tai dramaturgija, ar komedija, ar drama, spektaklio premjera. Jeigu yra aiški, jūs ją nurodote, jeigu ne, tiesiog paliekate tuščią lauką. Kūrinio pavadinimą, nes kartais kūrinio pavadinimas, sakykime, pjesės pavadinimas gali skirtis nuo spektaklio pavadinimo, tai kad tiesiog būtų daugiau aiškumo. Yra laukas papildomai informacijai, jeigu norite kažką papildyti, arba galbūt kūrinio žanras ir kažkoks specifinis ir reikalingas platesnio mūsų įsigilinimo. Na ir tada kūrinio bendraautoriai, tai čia meta tą autorių, kuris registruoja, tai kaip ir jūs mestų, jeigu jūs registruotumėte savo sukurtą kūrinį, bet jeigu jūs kūrite kūrinį su bendra autoriumi, tai pasirinkus pliusą, jūs nurodote tą autorių, su kuriuo kūrėte kūrinį ir jeigu yra aišku, koks yra autorystės pasidalinamas tarp autorių. Jis dažnai aptariamas yra su kūrinio naudotoju, nes jis užsako kūrinį ir dažniausiai sutartyje su autoriais aptaria, kokiamis dalimis tie bendraautoriai kūrė kūrinį, arba tą sutarė autoriai tarpusavyje. Jeigu tai nėra nutarta ir jeigu jūs nieko nerašysite, tai pagal mūsų paskirstymo taisyklės mes tą autorinį atlyginimą daliname
autoriams lygiomis dalimis. Na ir viską supildžius, jūs tiesiog spaudžiate mygtuką pateikti kūrinį. Ir taip pat noriu paminėti, kad labai svarbu nurodyti kūrinio bendraautorius, nes jeigu autorius registruoja kūrinį ir jame yra kitas bendraautorius, tai jis gaus automatinį pranešimą, kad jis yra paminėtas tam tikroje kūrinio registracijoje ir kvies jį pasitikrinti programėlėje arba susisiekti su asociacijos darbuotojais ir patvirtinti, ar viskas gerai, jis tiesiog matys tokią informaciją, kad jis yra paminėtas kažkokioje kūrinio registracijoje. Dar kalbant apie kūrinio registraciją, noriu pasakyti, kad dramos kūriniai yra registruojami iš 2 šaltinių, tai tik autorius registracijos nepakanka, nes pirmiausia kūrinį kaip vientisą spektaklį registruoja kūrinių naudotojas. Nes tik kūrinių naudotojas mums gali pateikti pilną informaciją, kokie kūriniai yra naudojami spektaklio metu, kaip vientisame kūrinyje. Ir tada mums reikalinga autoriaus registracija, kur jau autorius užregistruoja tik savo kūrinio dalį. Mes sutikriname, sulyginame tą informaciją, jeigu jinai atitinka, tada mes registraciją patvirtiname ir kaip matote čia, dar kol kas nepatvirtintos registracijos, bet matote žiemos pasaką, sakykime, jeigu visa informacija atitinka, mes tą kūrinį patvirtiname ir jūs matote, reiškia, kad viskas su juo yra gerai. Jeigu informacija tarp kūrinių naudotojų ir autoriaus netitiktų, tada mes registracijos nepatvirtiname, aiškinamės, kokia yra situacija, kodėl atsirado tas netitikimas ir jį sprendus mes tada patvirtiname registraciją ir galime rinkti ir išmokėti autorių autorinį atlyginimą. Tai, kaip ir sakau, tik tai vienos pusės registracijos neužtenka, dramos kūrinių srityje vis laiką yra kūrinių naudotojo ir autoriaus registracija. Prašau. Taip. 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 Jeigu jūs esate Latga narė, tai jungiantis per Smart ID jūs prijungs, o šiaip tą naudotojo vardą reikia pasikreipti į Latgą, jeigu jūs esate narė, nesate pasirašiusi naudotojo sutarties, nes yra dar mūsų internete autorių portalas. Tai jungiantis prie jo taip pat reikalingi tie kodai. Tai mūsų kolegė suteikia kodus, jūs turite tada savo tą kodą ir per jį galite tiek prie programėlės jungtis, tiek prie autorių portalo. Prieš kokius 4 metus ir gaunu atlyginimą, tai tikriausiai esu ar ne narė. Tai turbūt papildomai reiktų iš naujo gal dėl tų vartotojų vardų pasikreipti. O jūs literatūros autorius galite už knygų panaudą? Taip. Tai matot, literatūros autoriai, kurie gauna autorinį atlyginimą tik už knygų panaudą, nėra Latga nariai. Ji tik yra administruojama šitą teisę. Tai vat kolegija antroje dalyje papasakos apie šitus dalykus. Tai kol kas ši programėlė jums neveikia, bet yra gera naujiena, kad toliau yra kuriama ir funkcionaliai išvystama programėlė būtent literatūros autoriams. Tai ir jūs greitų metu turėsite galimybę registruoti knygas ir gauti tikriausiai informaciją apie išmokėtą autorinį atlyginimą irgi tokiu pačiu principu. Tai dar jums truputėlį reikia kantrybės. Ačiū. Tai taip trumpai apie kūrinių registraciją ir dar pagrindinis momentas, ką noriu parodyti, tai yra piniginė. Ir čia atsidarius, dramos kūrinio autoriai mato skiltį atlyginimas iš teatrų. Ja pasirinkus, sakykime, jeigu jūs gavote atlygį vasario mėnesį, jums nebūtina nurodyti kažkokią tai periodą, jūs galite tiesiog nurodyti bet kurią vasario mėnesio datą ir matote iškrenta autorinio atlyginimo ataskaita. Jinai yra pakankamai detali, jūs galite matyti atlikimo datą, kada konkretus spektaklis, kuriame naudojamas jūsų kūrinys buvo atliktas, kokiame teatre, kiek kartų tas spektaklis buvo parodytas, kokiamis datomis, kokia autorinio atlyginimo dalis, koks tarifas autorinio atlyginimo jums yra taikomas ir koks yra priskaičiuotas autorinis atlyginimas. Tai tokia tikrai pakankamai detali informacija. Tik noriu dar atkreipti dėmesį, kas matosi ir su snaigute pačioje, kad autorinis atlyginimas čia pateikiamas neatskaičius mokesčių. Reiškia, jūs matote pilną sumą, kuri buvo surinkta, o vėliau dar yra atskaičiuojama pajamų mokesčiai ir kiti, tai čia nėra galutinė suma. Na ir jeigu kyla kažkokių klausimų, kas susijęs su programėlė arba šiaip su dramos kūrinių administravimu, tai yra skiltis pranešimai, kur galite parašyti klausimą Latga darbuotojui, mes jį tiesiogiai gausime ir jį atsakysime. Tai viskas labai funkcionaliai ir koncentruotai vienoje vietoje. Tai tiek apie programėlę ir tikiuosi, kad ji jums bus
veiksminga, naudinga, jūs ją naudositės ir pasiteisins mūsų darbas įdėtas. Taip, prašau. Pačioje pradžioje, kur rodėte 4 muzika, Taip. drama, knygos ir AV, tai knygos čia tas būsimasis literatūros autoriams. Taip. O sakykite, AV audiovizualiniai, o Taip. kaip vizualiniai? Atsiras. Kol kas, kadangi tai yra etapais kuriama programėlė, nes jinai, matot, kadangi pas mus yra skirtingos sritys, mes negalim šabloniškai visko daryti, nes kiekvienas sritis reikalauja skirtingo kūrinio registracijos, skirtingų dalykų, tai viskas daroma žingsnis po žingsnio, kad nepadaryti kažkokių klaidų ir vėliau, kurių nereiktų ten ilgai vystyti, tai buvo susikoncentruota pirmiausiai į muzikos kūrinius, pilnai išvystyti, įvykdėm dabar muzikinių dramos kūrinių autoriams programėlę, vėliau bus muzika ir kažkada tikrai ir vizualiųjų kūrinių autoriai galės ją naudotis. Ačiū. O aš nežinau, galbūt pražiopsojau, ar ten yra ir skiltis vertėjams pjesių? Taip, be abejo, yra ir skiltis vertėjams, jeigu jūs registruojate kūrinį, galit, jau išjungta, galit matyti, yra pjesės vertimas, arba netgi yra dabar ir libreto vertimas. Tai ir pjesės vertimą galima registruoti, ir libreto vertimą, bet čia tada, kai jau kūrinys atliekamas teatro scenoje. Ačiū Evelinai ir šalia manęs Latga teisininkė Justina Madatovienė ir dabar galim užduoti jums rūpimus klausimus. Mano klausimas pirmas tai būtų, noriu panaudoti kito autoriaus kūrinį savo spektaklyje. Ką aš turiu daryti? Pirmiausia, gal prieš pradedant klausimų atsakymų šitą sesiją, noriu padaryti tokią trumpą įžangą apskritai, kas yra dramos kūrinio autorius ir kaip yra administruojamos tos teisės. Tai kaip ir direktorė minėjo, Latga atstovauja 5 sričių autorių teisėms, viena iš jų yra dramos ir muzikinių dramos kūrinių autoriai. Tai kas tas dramos kūrinių autorius? Tai jeigu taip kalbant bendrai apibrėžimas, tai yra autorius, kurio kūrinys yra naudojamas spektaklio metu. Jeigu reiktų pateikti sąrašą, kokie yra tie kūriniai, tai yra pjesės, vertimo autoriai, jeigu pjesė ar kūrinys yra naudojamas užsienio autoriaus, tai yra inscenizacijos adaptacijos autoriai, tie patys literatūros autoriai, jeigu jų knyga parašyta yra inscenizuojama arba adaptuojama scenoje, tai yra muzikos kūrinio autoriai, kurie sukūrė muziką spektakliui, režisieriai, scenografai, kostiumų dizaineriai, ir muzikinių dramos kūrinio autoriai, tai yra operos, operetės, libreto, muzikinio spektaklio, miuziklo, kompozitoriai, libreto autoriai ir choreografai. Tai iš tikrųjų labai platus spektras autorių, kuriuos mes atstovavome ir kuriuos mes vadiname dramos kūrinio autoriais. Ir dramos kūrinio autoriai, tapdami Latga nariais, jie suteikia teisę Latgai administruoti turtinės teises, tai yra viešo atlikimo ir viešo paskelbimo. Viešo atlikimo reiškia, mes renkam autoriams autorinį atlyginimą už jų kūrinių viešą atlikimą scenoje tiek iš privačių, tiek iš valstybinių, tiek iš mėgėjų teatrų, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Jeigu, pavyzdžiui, spektaklis važiuoja jeigu jis gastroliuoja arba jeigu autorius kūrinys yra statomas užsienyje, tai mes tas teises taip pat administruojame. O viešas paskelbimas tai yra kūrinių transliavimas televizijoje, retransliavimas, viešas paskelbimas internete. Ir taip pat skirstome kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais, jo dalį tenkančią dramos kūrinių autoriams. Tai, kaip matot, labai daug pajamų šaltinių ir natūralu, kad reikalinga labai daug autorinio atlyginimo paskirstimų. Tai viešą atlikimą scenoje mes skirstome kartą į mėnesį, transliavimą, retransliavimą kartą į ketvirtį, autorinį atlyginimą iš mėgėjų teatrų, iš kultūros centrų kartą į pusmetį, o kompensacinį atlyginimą kartą į metus. Tai tikrai tas nuolatinis procesas ir autoriai tikrai tą finansinę grąžą jaučia pakankamai dažnai. Tai yra tarsi tokia pagrindinė mūsų funkcija, bet iš tikrųjų Latgos dramos poskyrio veikla, jinai yra labai kompleksiška. Ir galėčiau sakyti, kad viena sudėtingiausių, todėl kad dažnai yra naudojami ir mums tenka administruoti ne anksčiau sukurtus kūrinius, bet naujai sukurtus kūrinius. Ir Latga tarsi tampa tokiu laidininku tarp autoriaus ir kūrinių naudotojo. Tai kūrinių autoriui mes padedame teisingiau įdarbinti savo teises, mes patarėme, kaip pasirašyti sąžiningesnės sutartis, o kūrinių naudotojui mes suteikėm tokio tarsi aiškumo. Mes
jis iškart gali žinoti ir planuoti biudžetą, jeigu naudos tam tikrą kūrinį, kokio autorinio atlyginimo tarifą jam reikės mokėti. Ir taip pat mes atveriame galimybę į dramos kūrinių repertuarą tiek Lietuvos autorių, tiek užsienio autorių. Ir nors mes veikiame kaip kolektyvinis administravimas, nes iš tikrųjų kolektyvinis administravimas yra pats geriausias autorių teisų administravimas, todėl kad jis vienyje autorius, kuri bendruomenė ir tik kai kalbame vienu balsu, kai autoriai kalba vienu balsu, galima pasiekti kažkokių tai platesnių rezultatų, didesnių. Tačiau pati Latgos dramos skyriaus veikla, jinai yra labai individuali. Nes mes sprendžiame labai individualias, skirtingas situacijas ir labai dirbame daug asmeniškai su autoriais ir su kūrinių naudotojais ir tas bendradarbiavimas jis yra labai glaudus. Ir kaip ir direktorius minėjo, kartais gali atrodyti, kad mes tik tai išrašom sąskaitas arba surinkom išmokėjimą atlygį, nes tai autorius greitai pajunta tą rezultatą darbo, bet situacijų yra įvairiausių. Pavyzdžiui, sakykime, mes turim labai daug problemų, kada autoriai neperskaitydami sutarčių pasirašo su naudotojais sutartis, atiduodami teises arba pasirinkdami kažkokius kitus savo nenaudingus dalykus. Ir vėliau mums tas situacijas tenka spręsti. Tai, kaip pavyzdys, turėjom tokį atvejį, kai įvyko spektaklio premjera, nors su autorė dar nebuvo pasirašyta sutartis. Ir kai autoriai paprašė tos sutarties, nes visgi tikisi ir atlygio ar už įdėtą darbą ir kaip vėliau tos teisės bus administruojamas, kūrinių naudotojas pavilkino laiką dėl kažkokių tam tikrų jam mums nežinomų priežasčių. Tai teko įsiterpti Latgai, darėme spaudimą ir naudotojui, kad turi būti pasirašyta sutartis. Tada gavome sutarties šabloną, kuriame, sakykime, pasiūlytas dvigubai mažesnis atlygis autoriui, negu kad jis buvo sutartas iš anksto. Tai autorius be abejo tas netenkino, turėjom labai daug mediacijos sesijų ir mūsų teisininkės, nežinau, minimum 3 kartus tvarkė ir tikslino tą sutartį. Kai buvo išnaudoti visi Latgos resursai, mes turėjome kreiptis ir į išorinius advokatus, nes ta visa situacija galėjo nueiti iki teismo. Tai yra vienas pavyzdys atvejo, kuris buvo sprendžiamas metus. Džiaugiuosi, kad jis išspręstas teisingai, bet tai yra tik tai vienas pavyzdys mūsų kasdienio darbo, kur mes per dieną tokiu atveju galim turėti keletą. Arba, sakykime, kitas pavyzdys, autorius pasirašė sutartį su naudotoju, perdamas visas teises į kūrinį naudotojui, nesitikėdamas, kad tas kūrinys taip išpopuliarės ir jis neplanavo, kad jis, sakykime, bus transliuojamas televizijoje. O tam kūriniui labai išpopuliarėjus, užsienio transliuotojas nusprendė jį įrašyti ir transliuoti visoje Europoje rodome kanale. Ir autorius kreipėsi į mus, kodėl jis negauna atlygio, kodėl kažkas per situaciją. Na ir mes sakom, tai pažiūrėkime sutartį. Sutartyje visos teisės perimtos. Aišku, didelis nusivylimas ir tikrai didelis nusivylimas, aš tikiu, nes tai buvo didelis pasiekimas ir autorių pačiam kaip kūrėjų ir visai Lietuvos bendruomeniai kūrėjų. Na, bet atlygį gauna teatras, kuris tiesiog turi visas teises, autoris negauna nieko. Tai teko kreiptis netgi į užsienio transliuotojo operatorių, jis be abejo mums parodė tą patį sutartį. Tada teko kreiptis į to šalies kolektyvinio administravimo bendriją, tokia kaip Latga. Ji taip pat mums parodė tą sutartį ir tada teko išvažiuoti komandiruotę, asmeniškai nueiti pas tos kolektyvinio administravimo bendrijos direktorę, tiesiog žmogiškai pakalbėti, kokia yra situacija, įvardinau, kodėl mums taip yra svarbu ir kodėl būtina šitoj situacijoje kažkaip atstatyti teisybę ir galbūt jie turi kažkokį fondą, kuriuo galėtumėm pasinaudoti ir sumokėti autoriui kažkokį tai atlygį ir po 2 savaičių mes jį gavom. Tai vėlgi 5 metų darbas, visiškai nematomas, visiškai autoriui nežinomas. Tai aišku, mes laik džiaugiamės, kad yra rezultatas, bet tikrai tada, kada girdime, kad tik išrašom sąskaitą, tai tikrai taip nėra. Ir tą patvirtina ir užsienio partneriai, nes galiu pasakyti, kad Latga atvėrė labai didelį užsienio autorių repertuarą Lietuvos teritorijai, todėl kad yra daug privačių agentūrų arba agentūrų, kurie mumis pasitikė, vertina bendradarbiavimą su mumis ir tų licenzijų, kurių jie galbūt net neišduotų naudotojai, nes jie nežino Lietuvos teritorijos, jie neturi čia partnerių, pasitikėdami Latgą ir vertindami mūsų darbą, jie tikrai suteikia licenzijas, leidimus naudoti kūrinius Lietuvoje ir daug
užsienio autorių kūrinių atvesta į Lietuvą yra ir Latgos pagalba. Tai ir visiškai pabaigai visą laiką darbo rezultatas apčiuopiamas ir saldžiausias yra išmokėtas autorinis atlyginimas. Tai noriu pasidžiaugti, kad 2023 metais dramos kūrinio autoriams surinkom ir išmokėjom beveik 1 milijoną eurų. Tai yra didžiausias atlyginimas per visą istoriją, kada nors surinktas ir išmokėtas. Ir noriu pabrėžti, kad tai yra rezultatas autoriaus ir Latgos bendradarbiavimo, nes autoriai supranta ir nori teisingiau įdarbinti savo teises. Ta iniciatyva išreiškia mums, o su jų noru ir su jų intencija mes tada galime kreiptis į naudotoją, atstovėti jų poziciją ir ta sinergija atneša tokią bendrą naudą ir tikiuosi, kad ji tęsis ir toliau ir tas Latgos ir dramos autorių bendradarbiavimas gražus, jis tikrai tik tai vystysis ir galėsiu kalbėti apie dar geresnius rezultatus. Ačiū Evelinai už išsamų pristatymą. Ir turbūt visi turim Latga nariai padaryti išvadą, kad prieš sėsdami pasirašyti sutartį, nepatingėkim, kreipkimės į Latgą specialistės, teisininkės ir pasikonsultuokim. Ta darau ir aš, žinoma, pirmą kartą gerokai nusvilus. Po to jau visą laiką kreipiuosi ir mokausi, kaip tas sutartis reikia pasirašinėti ir ko nepasirašinėti svarbiausia. Tai dabar vėl grįžtu prie to paties klausimo. Tai ką daryti, jeigu norėčiau, pavyzdžiui, kito autoriaus kūrinį ar jo dalį panaudoti savo spektaklį? Nes dar atsiprašau, pasakysiu tokią situaciją iš savo patirties, kai, tiesą sakant, per karantiną, bet kažko naršydama internete matau, kad mano iš lenkų kalbos verstos vaikams knygos pagrindų sukurtas spektakliukas, reklama ir reiškia, aš jį matau nieko nežinodama, apskritai manęs niekas nesikreipė, ar turi teisę ar neturi teisę to vertėjimo imti. Ir va tada kreipiausi į Latgą ir sakiau, tai kaip čia yra, kodėl aš nieko nežinau, kad pagal mano knygas sukurtas spektakliukas. Bet ten taip ir buvo kažkur jisai nugrimzo, tas spektakliukas buvo pasiaiškinta, kad čia per karantiną nelabai jiem pasisekė. Nelabai, ar aš girdis? Jo, kažkas čia su garsu. Kad reiškia, kad jie turėjo kitus tikslus, rodyti ir teatre, bet, kadangi karantinas, tai už tai mane nesikreipė. Žodžiu, tokie visokie išvedžiojimai, bet aš manau, kad dėl to jūsų, kad pusės metų darbo nebūtų, tai geriau užbėgti šitoms situacijoms už akių. O dabar turbūt į tą klausimą atsakysit jūs? Taip, Justina. jau Evelinai truputėlį leisim pailsėti. Tai kaip jūs gerai iš savo asmeninės patirties pasakėte, kad jeigu nori kažkas panaudoti mano kūrinį ir aš noriu kažkokio kito panaudoti kūrinį, tai visų pirma kyla klausimas, jeigu aš pamatau kažkokį savo kūrinį, kodėl manęs niekas neklausia. Tai ką reikia daryti? Reikia atsiklausti, toks labai bendras apibūdinimas. Tai iš tikrųjų autorių kūrinius reikia atsiklausti, jeigu norime juos naudoti, tol, kol galioja autorių teisės to kūrinio. Tai tokia maldelė, bet pasikartosiu, kad jos galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po autoriaus mirties. Ir kai autoriui mirus jo teises kažkas paveldė, gali būti autorius kažkam perdavęs tas teises, tai priklausomai nuo to, kam tos teisės priklauso, tai tą ir reikia kreiptis leidimo. Tas leidimas turi būti įtvirtintas sutarties forma. Tik kalbant apie dramos autorius, neišvengiamai ir teatrai labai intensyviai visam šitam lauke figuruoja. Tai pavyzdžiui, jeigu iš jūsų sako teatras, kad jūs kažkokį kūrinį sukurtumėt ir nurodo panaudoti kažkokio autoriaus, nežinau, pagal kažkokio autoriaus tekstą, pavyzdžiui, sukurti, tai iš tikrųjų teatras tada, jeigu nurodo ir turėtų pasirūpinti tais leidimais, tai vėlgi sutartis, ką čia linksniuojam. Labai svarbu pasižiūrėti, kaip yra įspręstas tas klausimas, atsakomybės, kas turi gauti leidimą. Ir labai reikia žiūrėti, kad jeigu jums nurodo kažkokio autoriaus naudoti kūrinį teatras, tai kad tas teatras turėtų rūpintis leidimais, nes iš tikrųjų tos sąlygos kartais būna ir finansiškai tokios išraiškingos ir savo tą atsakomybę prisijimti. Tai
Ir aš dar tik iš praktinės pusės pridėsiu, kad jeigu autorius yra Latga narys, tai vis tiek iš jo reikia gauti tiesioginį leidimą kreipiantis į jį asmeniškai naudoti kūrinį. Nes tai, kad yra Latga narys ir kad mes išduodame licenciją kūrinį viešai atlikti, tai nereiškia, kad mes duodame leidimą jį naudoti spektaklio metu. Tai bet kokiu atveju naudotojas visą laiką kreipiasi į autorių, gauna iš jo tiesioginį leidimą, nuo vėliau su Latga sudaro sutartį tik dėl kūrinio panaudojimo. Išimtis yra tik dėl užsienio autorių kūrinių. Jeigu mes atstovaujam to užsienio autoriaus teisėms Lietuvos teritorijoje, mes suteikėme ir leidimą naudoti, ir licenciją išduodame. Taip, iš esmės tas akcentas, kad Latga jau dėl egzistuojančio bendro suderinto produkto gali išduoti kūrinio, nežinau kaip pavardinti, dėl bendro jau suderinto kūrinio gali išduoti leidimą jį naudoti, tam tikrais būdais, ką mums autoriai patiki, paveda administruoti, bet pats tai labai yra susijęs su neturtiniam teisėm, autoriaus asmeniu ir pats kūrinio įtraukimas, panaudojimas, tai tikrai turi būti suderintas tiesiog, nemeluoju. Ne. Tai dar truputėlį giliau. O gerai, parašiau knygą, kažkas sukūrė pagal tą knygą scenarijų, kažkas pastatė spektaklį. Ar aš kaip autorė turiu kažkokias teisės, reiškia, gauti kažkokį atlygį, ten tą procentėlį nuo to spektaklį? Tikrai. Nes jeigu jūs prašėte knygą, reiškia, buvo vykdoma jos inscenizacija, adaptacija. Tai autorinis atlyginimas už tokį pastatymą priklauso tiek kūrinio, originalaus kūrinio autoriui, tiek ir inscenizacijos, adaptacijos autoriui. Beje, galiu pasakyti, kad kūrinio autoriaus procentėlis yra didesnis už inscenizacijos, adaptacijos autorių. Taip, kad leidimą naudoti kūrinį turi naudotis gauti tiek ir iš originalaus kūrinio autoriaus, tiek ir iš to, kuris jau inscenizavo, adaptavo. Bet tikriausiai iš to, kuris inscenizavo, adaptavo, bus sudaroma su juo tiesioginė sutartis, o jau į literatūros kūrinio autorių reikia kreiptis iš anksto ir apskritai gauti leidimą tą kūrinį inscenizuoti. O jeigu aš moku kurią nors užsienio kalbą, sakykime, tą nesvarbu, prancūzų, anglų ar vokiečių, ir perskaičiau, man patiko pjesė, aš noriu ją išversti, tai į ką pirmiausiai turėčiau kreiptis? Nu, aš suprantu, kad turbūt į autorių ar autorę, bet kartais ir sunku ją atrasti, ar į leidėją, kuris užsienį išleido tą knygą? Jeigu jūs norite išversti, sakykime, pjesę tiesiog, jūs mokate kalbą ir savo malonumui norite įsiversti savo pjesę, tai jums jokio leidimo nereikia. Jeigu jūs ją įsiversite, laikysite stalčių ir tiesiog turėsite savo. Bet nuo to momento, kai tas kūrinys bus kažkur viešai atliekamas, naudojamas spektaklio metu, jau reikalingas leidimas originalaus kūrinio autorius, nes vertimas yra išvestinis kūrinys, o tam, kad naudoti išvestinį kūrinį, reikalingas originalaus kūrinio autorius sutikimas. Tai tokiu atveju reikia žiūrėti, ar sutartyje numatyta, kad vertėjas įsipareigojo turėti tą leidimą iš originalaus kūrinio autoriaus, ar kūrinių naudotojas, sakykime, teatras, kuris naudos tą vertimą, jis bus atsakingas už leidimų turėjimą ir tada jau kūrinių naudotojas turi kreiptis į originalaus kūrinio autorių ir gauti leidimą tą vertimą naudoti spektaklio metu. Bet tik noriu dar atkreipti dėmesį, kad jeigu jūs išversite pjesę ir galvojat, kad jinai bus ir patvirtinta, tai tikrai ne, nes visą laiką originalaus kūrinio autoriai prašo detalaus CV vertėjo, jie analizuoja ir tik jeigu jiem atrodo tas vertėjas profesionalus, tik tada jis sutinka, kad tas kūrinys būtų verčiamas konkretaus vertėjo ir išduoda licenciją konkretaus to vertimo panaudojimui. Bet matot, yra ir autorių, kurie jau seniai pas Abraomą gyvena, tai ne visada galima ir kreiptis. Ir jūs puikiai žinot, kad būdavo čia tokių situacijų, kai yra statoma pjesė iš senosios graikų kalbos, yra sakoma, kad na, aš viską perrašiau, aš adaptavau, vertėjas apskritai miręs ir į ką čia kreipsies. Ir nėra reikalo čia į ką nors kreiptis, ir nors graikų kalbos be abejo tas, kas adaptavo tą pjesę, nemoka. Kad nėra į ką kreiptis, tai nereiškia, kad negalioja autorių teisės. Jeigu jos negalioja, tada gal tikrai nėra į ką kreiptis ir nereikia į nieką kreiptis ir tada tą kūrinį galima naudoti laisvai. Bet jeigu autorių teisų galiojimo terminas dar nėra pasibaigęs, tai, kad nėra į ką kreiptis, tai nėra sąlyga naudoti kūrinį laisvai, nes aš nežinau, nes tada daug kas negali nežinoti, į ką kreiptis, netgi kur yra kūriniai prieinami ir autoriai žinomi. Tai visą laiką kūrinių naudotis prisima atsakomybę, naudodamas kūrinį be leidimo, nes galbūt autoriaus nėra gyvųjų tarpo, bet galbūt yra paveldėtojai, kurie dar to
paveldimo nesustvarkė, bet gal jį sustvarkys po metų ir tada gali kūrinių naudotojas sulaukti pretenzijų, kodėl yra naudojamas kūrinys be leidimo. O beje, o tokią informaciją jūs teikėte? Kaip po Latga reiškia, kad, na, aš nerandu, kam priklauso autorinės teisės. Nes dažnai žmonės taip ir kreipiasi, kad nerandam žmogus ar ten miręs, nerandam paveldėtojo, kur mes galim sužinoti. Jeigu mes to autoriaus teisėms, kuris yra numiręs, atstovaujame ir mes turime informaciją apie paveldėtojus, tai taip mes tokią informaciją suteikiame. Jeigu mes to autoriaus niekada neatstovavome, tai taip pat mes irgi neturėsime informacijos ir apie teisų paveldėtojus. Tai kartai, sakykime, iš praktikos mes turime informacijos, kad kažkas kitas ieškojo tų duomenų ir mes galime pasidalinti, jeigu jie mums yra žinomi, bet jeigu mes irgi neturim tos informacijos, tai dėja, taip kaip mes ieškotumėm, taip ir tas naudotojas turi ieškoti Google ir visais kitais šaltiniais. Taip, tik tai dar norėčiau papildyti labai trumpai, kad mes turim turėti sutikimą, kad leisti naudoti tais duomenim ir jeigu mes jo neturim, tai kartais ir kad ir kaip norėtume, mes jo tiesiog negalim suteikti duomenų. Tai tokie yra niuansai dėl kitų teisinių dalykų. Ar turite klausimų? O, prašau. Tai vienas klausimas dėl šito aspekto, ką jūs dabar aptarėte, tai tarkim, ar nėra atskiriuose šalise kažkokių duomenų bazių, kur galima patikrinti, ne? Amerikoje, pavyzdžiui, ar Vokietijai? Jeigu kalbame apie užsienio autorius, taip. Tai vertimo atveju, pavyzdžiui. Vertimo atveju ne. Yra tik tai pasaulinės autorių duomenų bazės autorių kūrinių. Ne, turiu minį, aš noriu išversti ten, nežinau, amerikiečių rašytojo knygą į lietuvių kalbą ir kur man ieškoti. Yra bazės, taip. Tai dėl užsienio visų kūrinių vertimų mes visą laiką rekomenduojam pirmiausia kreiptis į Latgą, nes mes turime ir prieigą prie to pasaulinės autorių duomenų bazės, kur mes galime patikrinti, kam priklauso konkretaus autoriaus teisės. Ir mes turim labai platų bendradarbiavimo ratą, tinklą, tai mes ir per jį dažniausiai gaunam, jau tikrai, jeigu to autorius tikrai jis kažkoks turi savo agentą arba, sakykime, jeigu tai yra Amerikos autorius, kur tada jau sudėtingesnis tas teisų administravimas, tada mes nukreipiame tiesiogiai, mes neturim kažkokių ryšių. Bet didžiąją dalį mes užsienio autorių teisių turėtojų kontaktus turime ir suteikiame ir tarpininkavime šitam procese. Tik tai, kalbant turbūt apie knygų autorius ir jų teises, tai iš esmės, jeigu norim išleisti kažkokio užsienio autoriaus kūrinį, tai pirmas, į ką reikėtų kreiptis į leidyklą. Tikrai kiekvienam leidinėje yra nurodyta leidykla, nes labai priklauso nuo to, kokios sutartys yra sudaręs autorius su leidykla. Galbūt būtent į leidyklą yra tas, į ką reikia kreiptis dėl tolimesnio kūrinio, bet nėra kažkokios bazės, kur ten suregistruota būtų, kaip autoriai perdavė teises, tai mes tą visą kelią link suradimo, kam priklauso teisės, tai rekomenduojam nuo tos leidyklos pradėti, nes jeigu jie neturi teisų, jie tada ir nukreipia dažniausiai į tą, ką reikia. Mano klausimas apie audiovizualinius kūrinius, sukurtus remiantis literatūros kūriniais. Kaip žinia, nemažai studentų sukuria trumpų vaizdo kūrinių, kuriuose, vienaip ar kitaip adaptuoja literatūros kūrinį. Ir dabar klausimas būtų apie tai, ar tie jauni autoriai, kurie net neįvardyja savęs autoriais ir kurie pristato tuos kūrinius, tarkim, mokslinėse konferencijose, vėliau jie plinta kaip, tarkim, pamokose naudojamas geras turinys ir iš esmės tai yra viešas rodymas, daugkartinis rodymas, ar tie jauni žmonės turi kažkokias tai, teisės kaip autoriai? Tai galbūt Ačiū. Galbūt aš pakomentuosiu šitą atsakymą į šį klausimą. Tai bendrai autorių teisėje galioja principas, kad kūriniai turi būti naudojami, jeigu naudojame kitų autorių kūrinius, tai turi būti naudojami gavus sutikimus. Tai koks vaidmuo tų yra jaunų žmonių, galbūt tie produceriais galėtų būti laikomi, galbūt jie yra ir autoriai, bet naudojantis kitų autorių kūrinius, tai priklausomai nuo jų to galutinio vaidmens tam audiovizualiniam visam kūrinį, nes vis tiek labai daug kūrinių susideda į tą audiovizualinį kūrinis ir pats kaip yra kūrinys ir jį susidedantis kiti kūriniai, irgi jų autoriai turi teises, tai jeigu jie yra autoriai, jie įgyja teises savo sukurtą kūrinį, bet jeigu jie naudoja kitų autorių kūrinius, įrašus kitų filmų, audiovizualinius įrašus, tai jie turėtų visų teisų, turėtų leidimus. Tai
tas pats principas visų rūšių kūriniams. Kad norint įtraukti kito autoriaus kūrinį savo kūrinį, tą audiovizualinį kūrinį kaip visumą, yra reikalinga susiderinti, nes kalbant apie viešą naudojimą, sklaidą, konferencijas, taip toliau, tai manytina tikrai turėtų būti suderinti šitie dalykai. Plus yra jauno autoriaus ir ugdymas, kad jisai tą viduje principą patį įsimintų, kad pagarba yra mano kūrybai, bet ir kitų kūrybai ir jinai turėtų būti naudojama turint susitikimus. Ar dar bus klausimų susijusių su dramos kūriniais? O, prašau. Aš gal papildysiu, arba ten prie pirmo klausimo truputį grįšiu. Vis tik tai kažkur yra riba, ar ne, kur mes skiriam, kas yra autorius ir kas yra autorinis kūrinys. Latga neatstovauja, tarkim, žurnalistų arba neatstovauja mokslininkų ar ne, akademikų, kurie irgi rašo knygas. Bet, tarkim, yra dokumentinis teatras, ar ne, kuris savo tekste iš esmės naudoja interviu, gali naudoti kažkokius iš istorinių knygų tekstus, monografijų mokslininkų parašytus, žurnalistinius tekstus ir taip toliau, arba ten panaudoja, tarkim, 2 eilutes iš Tomo Venclovos eilėraščio, ar ne? Tai kaip čia yra? Ar turi ieškoti ir tartis, ta prasme, ne tik su menininkais, kaip dabar pagal tą teisinę praktiką, ką Latga atstovauja, bet ir tos žmonės, kurie rašo ir kitokius tekstus, kurie tarsi ar autoriniai, ar neautoriniai, kur čia riba yra? Tai galbūt aš pasitengsiu pakomentuoti. Tai Latga, vėlgi, kaip mes kalbėjome, Latga atstovauja tam tikrų sričių autorius ir tam tikrą apimtimi. Tai, kad konkretaus kažkokio kūrinių rūšies kažkokios mes neatstovaujam, savaime netampa, kad tai nėra kūrinys. Tai tų kūrinys yra originalus kūrybinės veiklos rezultatas, taip sausai moksliškai pagal teisę. Tai iš esmės tai, kas atitinka šitą kriterijų, tai yra kūrinys ir turėtų būti suderintas jo naudojimas. Tai kūrinio savoka yra labai labai plati. Mes tam tikras sritis atstovaujam, tam tikrų rūšių kūrinius, bet tikrai yra tas kūrinių pasaulis platesnis. Ir iš tikrųjų čia geras klausimas, aš praktikoje susiduriu su tokiu klausimu, sakykime, kiek aš galiu cituoti kūrinį kitame spektaklyje, ne? Ar jeigu aš panaudosiu 3 lapus iš tos knygos, ar man jau reikia gauti autoriaus leidimą. Tai, mes autorių teisų ir gretutinių teisų įstatyme turime tą citavimo apibrėžimą, kad jis turi neviršyti citavimo masto ir būti, kaip pasakyti, sąžiningas originalaus kūrinio autorių atžvilgiu. Tai, sakykime, jeigu ten yra, kaip sakot, iš Venclovos 2 eilutės panaudotos, tai gal tai atitinka tą citavimą, ar čia dėlės problemos nėra, bet labai svarbu nepiknaudžiauti kito autoriaus kūrinio ir neimti paragrafo ar ten 2 lapų ir įsivaizduoti, kad tai yra tik citavimas. Ir dar kas yra labai svarbu, jeigu, sakykime, naudotojai sako, tai aš tik tai parašysiu, kad mane inspiravo. Tai tada klausimas, ką reiškia inspiravo. Jeigu jūs naudojate spektaklio metu atpažįstamą siužetinę liniją, ar personažą, ar kažkokį įvykį iš tos knygos ir jis yra atpažįstamas auditorijai, tai jau jums yra reikalingas leidimas, nors pats kūrinio tekstas net nėra naudojamas spektaklio metu. Tai reikia nepamiršti, kad, pavyzdžiui, tai, kas yra knygoje ir kad tai yra pjesė, tai yra vientis ir personažai, ir linija, ir tekstas, tai bet kokios dalies to kūrinio panaudojimui ir yra reikalingas leidimas. Tai aš irgi galiu pasakyti ir nežinau, netgi gal čia truputėlį į kitą sritį nueisim, bet tokia situacija buvo, kai 2 žmonės kūrė filmą apie Česlavą Milošą, dokumentinį filmuką, ir aš paskui pakvietė į premjerą. Ir aš sėdžiu salėje ir aš tiesiog girdžiu, kaip lekia už kadro tekstas iš mano verstos knygos. Bet niekas manęs neklausė ir net titruose nėra parašyta, iš kokios knygos imta tie visi tekstai. Bet aš savo tekstą puikiausiai atpažįstu. Tai, aš tada, kaip žinoma, kreipiausi į Latgą, bet, koks kelias. Jau yra išleistas kompaktinis diskas, graži premjera ir panašiai. Sako, tai ką, tai reikia kreiptis į teismą. Aišku, aš niekur nesikreipiau, bet kaip tokių situacijų išvengti, aš nežinau, ar čia tik tai nuo paties tų autorių sąžiningumo priklauso. Nes nepradėsiu aš vaikščio dabar
tiesą sakant, kolegos tą padarė ir reikalaut kažkokio atlygio, bet situacija gali būti ir kitam žmogui lygiai tokia pati. Tikrai taip, čia tiesiog priklauso nuo sąmoningumo, nuo švietimo, ką mes stengiamės ir šiandien tą daryti, tai tiesiog visa visuma turi keistis, kad tų situacijų būtų kuo mažiau. Ačiū Evelinai, ačiū Justinai.